Emilija Janušauskaitė. Gal tai ir mano pasaulis. Šįryt mane pažadino mašinų ūžesys, žmonių kalbos ir nuo vakar skambančių plojimų bei laimingų žmonių šūksnių perpildytos galvos skausmai. Miestas bunda, o aš vis dar sukuosi į baltą patalą ir grimstu gilyn į sapną. Pagalvojau, kad nusnausiu ir užsimerkiau. Tačiau po kelių sekundžių suskambėjo šalia mano namų esančios bažnyčios varpai. Jie mušė jau 12 valandą. Skambėjo taip garsiai, kad aš pašokau iš lovos. Pakilęs nutipenau tiesiai į virtuvę, ten ant viryklės stovėjo dar senas parūdijęs virdulys, į kurį įpyliau vandens ir palikau, kol jame užkais šalti gyvybės lašai. Laukdamas, kol vanduo užvirs, atsisėdau prie medinio virtuvės stalo, stebėjau virdulį ir kaip po juo liepsnoja nedidelė melsva dujų liepsna. Buvau pavargęs, mano akys merkėsi labai lėtai, atrodė, jog jos tuoj ims ir vėl sulips. Tačiau mane prabudino virdulio garsas. Jis man priminė dar nemokančio griežti smuiku nesėkmingus bandymus. Šis garsas tiesiog draskė mano skaudančią galvą, tad turėjau šį klaikiai skambantį smuiką nutildyti. Galiausiai pasidariau didžiausią puodelį stiprios kavos, nes laukė dar viena įtempta savaitės diena dramos teatre. Jau dabar žvelgdamas pro langą galvoju apie savo šiandienos vaidmenį, nes vakar jis buvo visai kitoks. Šiandien vakare Vilniaus jaunimo teatre turėsiu vaidinti garsaus Šekspyro kūrinio veikėją Hamletą. Vakar turėjau būti drovus, nešnekus ir paslaptingas žmogus, bet šiandien jau turėsiu būti ryžtingas, tvirtas ir net garsiai reiškiantis emocijas. Kiekvieną dieną repetuoju, atsakingai ruošiuosi naujam pasirodymui. Kiekvieną rytą tas pats. Atsikeliu, pasidarau kavos puodelį ir iki spektaklio jau bandau įsijausti į savo vaidmenį, bei jame gyvenu visą dieną. Taigi, atsigėręs kavos, nusiprausiu, pradedu kuisti savo nedideliame bute. Susiradęs spektaklio žodžius ir seną dėdės portfelį išeinu pro duris. Šiuo metu didelių planų neturiu, tik 4 valandą susitikimas su dar keliais aktoriais, kurie vaidins drauge. Todėl dabar stengiuosi susirasti tylesnę vietelę, kad galėčiau pasikartoti monologus bei prisiminti dialoguose esančius žodžius. Dažniausiai tokia vieta būna prie upės, kur yra labai daug gamtos, bet mažai žmonių, todėl iškart ir patraukiau link jos. Eidamas prie upės nusprendžiau dar pasiimti pakeliui iš kepyklėlės sumuštinį su vištiena ir salotomis. Jį užkrimsiu vietoj pusryčių prie šūsnio lapų. Prisėdęs ant suolelio, kurį radau prie upės, įsitraukiau savo lapus. Upėje plaukiojo gulbės ir kelios antytės, bet dabar pradėjau kartoti žodžius ir kuo daugiau įsijausti į vaidmenį. Priėjęs sustosiu ir žvelgdamas į salės vidurį ištarsiu: būti ar nebūti. Štai mįslė. Tačiau šįsyk mano dėmesį patraukė šeiminėlė kitoje upės pusėje. Toji šeima labai graži. Galėjau pasakyti, jog jie buvo labai laimingi žmonės. Tėtis gyvesnis žmogus, vaikus nuolat juokino, su jais žaidė, mama atsargesnė, ramiai tepė po sumuštinį ir vis drausmino lakstančius mažuosius, kad šie nesusižeistų. Vėliau prisėdo ant suolelio ir lėtai supavo kūdikėlį. Vyresnieji vaikai dar buvo nedideli, lakstė labai smarkiai tarsi kokios įkyrios musytės. Ši šeiminėlė man pasirodė tokia paprasta, bet laiminga. Jei tik aš jų paklausčiau, ar jie iš tiesų laimingi, manau, kad gaučiau patvirtinimą. Tai mane privertė trumpam susimastyti, nes jei kas manęs paklaustų, kaip aš jaučiuosi ar kokio tipo žmogus esu, greičiausiai sutrikčiau ir net nežinau, ką atsakyčiau. Paprasčiausiai, kadangi esu aktorius, kiekvieną dieną aš stengiuosi įsijausti į vis kitokį vaidmenį, tampu kita asmenybė. Taip pat labai retai, kada būnu savimi ir jau pats net nežinau, koks esu žmogus, gal drovus, o gal ryžtingas.
Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti apie save, kad kai kiti žmonės gali įvardinti, jog yra išrankus, laimingi ar dar kokio nors kito tipo, tai aš esu tas, kuris gali juos suvaidinti dramos teatre. Žinoma, faktas yra tai, kad žmonės save galėtų suvaidinti geriau nei aktorius, kuriam gal net niekada nėra tekę būti bent panašioje situacijoje. Tačiau aktoriaus toks jau darbas, kuo daugiau susipažinti su veikėju ir kiek įmanoma geriau jį pavaizduoti teatro scenoje. Taip pat man gana sudėtinga susirasti antrąją pusę, nes esu nepastovus žmogus. Retai lankausi viešose erdvėse, tokiuose kaip kavinės, vandens parkai, koncertai ir didžiąją savo gyvenimo dalį skiriu teatrui. Tačiau iš esmės man gerai ir viena. Turiu nedidelį butuką, darbą, iš kurio galiu pragyventi. Man to pakanka. Na, dabar jau turiu skubėti į susitikimą su kitais aktoriais, nes teliko pusvalandis nupėdinti iki teatro. Greitai sugraibiau visus lapus į portfelį, šoktelėjęs nulydėjau žvilgsniu upės pakrantę, atsidusau ir nuskuodžiau dramos teatro link. Pasiekęs tikslą, pravėriau teatro duris ir jau ramesnių žingsnių žengiau tiesiai aktorių persirengimo kambariukų link. Atėjęs sutikau draugus, kurie jau ne pirmą kartą scenoje stojo šalia manęs. Vienas rūko, kitas geria kavą, o dar vienas snūduriuoja pasirėmęs į spintelę. Kiekvieną kartą einant į sceną niekas nesikeičia. Vienintelis dalykas, kuris pasikeičia, yra mūsų kostiumai ir vaidmenys. Šiandien susitikę prieš pasirodymą turime susižiūrėti savo kostiumus, jei reikia juos pasitvarkyti, įsilyginti. Taip pat turime susidėlioti savo naudojamus daiktus scenoje ir greitų tempu pereiti savo spektaklio eigą, kad įsitikintume, jog veikia visos naudojamos sistemos ir daiktai. Kai pasiruošėme, jau buvo beveik 5:30, o mūsų pasirodymas prasidės lygiai 7 ir truks apie 3 valandas. Laiko lieka jau visai nedaug. Visi aktoriai eina ruoštis pasirodymui ir užkulisiuose atsiranda įtampa, šiek tiek chaoso, nerimo. Aš pirmiausiai sėdosi prie didelio veidrodžio, kad pagrimuotų geriausia teatro grimo meistrė Rima. Grimas ne visada naudojamas, dažniausiai yra tik paryškinami veido bruožai, kaip ir šiandien. Tačiau kartais, pavyzdžiui, kai vaidini kokį seną žmogų, turi atrodyti šiek tiek pražilęs ir turėti kitų seno žmogaus išvaizdos bruožų. O tai padeda padaryti grimuotojai. Grimuotoja gali sukurti raukšlėtą veidą, vešlius papilkėjusius antakius ir blakstienas, netgi parūpinti pilkų trumpų plaukų peruką. Po tokių procedūrų pažvelgęs į veidrodį tikrai negali atpažinti savęs. O jei dar tai tavo pirmas kartas, tai nenustebčiau, jei kas ir įsigastų savęs. Bet turbūt reikėtų suprasti, jog kartais tai yra dalis tavo kostiumo. Kai darbas prie makiažo stalelio jau pabaigtas, apsirengiu vaidinimui skirtus drabužius. Dažniausiai tokiais momentais valgyti nenoriu, bet kadangi įprastai daug ir nevalgau, reikia šiek tiek bent jau užkąsti prieš pasirodymą, kad būčiau energingesnis. Taip pat yra svarbu nepamiršti prieš pasirodymą vandens, nes kaip ir kiekvienam žmogui reikia palaikyti tam tikrą skysčių kiekį. Ir šiaip, kai spektaklio metu kalbi, judi, labai džiūsta burna. Todėl reikia tuo pasirūpinti prieš pradedant intensyvų darbą scenoje. Na ir kai pasiruoši visam pasirodymui, lieka vos kelios minutės atsikvėpti. Jau girdžiu, kaip žiūrovai renkasi, ieško savo vietų. Aktoriai eina jau į savo vietas, šiuo metu aš lieku dar užkulisiuose. Nors žiūrovai dar nemato, kas vyksta scenoje, aš pradedu jausti, kaip kūno plaukeliai šiaušiasi, oda šiurpsta, burna džiūsta, o kūnas ima stingti. Kartais taip jau atsitinka, kad pradedu jaudintis, tačiau tai greitai praeina. Vos tik juntu jaudulį, atlieku įvairius pratimus, kad sumažinčiau įtampą. Ir štai prasideda. Scenos užuolaidos atsitraukia, visur tamsu, o žiūrovai nutyla. Tokia tyla, kad atrodo, jog visi nekvėpuodami stebi didį teatro stebuklą. Atėjo ir mano eilė žengti į sceną. Į ją ėjau lėtai, koja už kojos, abejodamas, nuliūdęs,
sunerimęs. Dariau viską, kaip buvome suplanavę su režisieriumi. Būti scenoje ir vaizduoti tai, kuo nesi, yra nesudėtinga, kai tai darai jau nebe pirmą kartą ir repetuojasi kiekvieną dieną. Scenoje svarbiausia nepamiršti savo vaidmens. Žinoma, kiekvienas galime pamiršti, ką norėjome pasakyti ar ką turime padaryti, tačiau jei tai ir nutinka teatre, pasirodymo metu reikia neparodyti, kad pamiršai ką nors ir prieš kiekvieną veiksmą gerai jį apgalvoti. Mūsų judesiai ir žodžiai vaidmens metu yra labai svarbus, nes kiekviena veido išraiška ar žingsnis turi tam tikrą mintį, kuri žiūrovui kuria regimą nuostabią istoriją. Po kelių valandų intensyvaus vaidinimo ir įsijautimo spektaklis baigėsi. Visi įsirikiavome prie žiūrovus ir nusilenkėme. Žmonės stojosi, šypsojosi ir ritmiškai plojo. Kartais pagalvoju, kodėl žmonės eina į teatrą. Juk jame mes vaidiname taip pat žmonės, tokius žmonės, kurie ir ateina į teatrą. Paradoksalu, jie ploja patys savo. Jie piktinasi patys savimi, jie gėrisi savimi. Suprantu, jog smagu pamatyti kokią nors istoriją, tačiau greičiausiai mažai kas supranta, kad tai, ką jie mato scenoje, tai iš dalies yra kiekvieno iš mūsų gyvenimo atspindys. Po pasirodymo pagalvoju, jog esu tarsi veidrodis, kuris vaizduoja tai, ką mato salėje ir kasdienybėje. Veidrodis, kuris parodo tiesą, kuris nieko nenuslepia, kuris kartais apnuogina, kartais prajuokina, nuvilia, parodydamas netobulumus. Mano darbas yra padėti kitiems pažinti savo gyvenimą. Ištariau ir pajutau, koks aš svarbus. O tada nusijuokiau. Šį vakar darbai jau yra baigti. O rytoj manęs laukia laisva diena. Nusprendžiau, jog turėčiau pailsėti, nes retai kada randu laiko savo ir tai labai įsekina. Pasiryžęs naujiems gyvenimo nuotykiams sėdu į paskutinį autobusą, kuris juda link nedidelio Lietuvos miestelio. Kadaise, kai dar mano teta buvo gyva, tėvai pasakojo apie jos ir vyro gyvenimą. Dėdė mane labai mylėjo ir nuolat laukė atvažiuojančio, bet man jis nepatikdavo. Net nežinau kodėl, bet nepatikdavo. Tad dažnai rasdavau priežastį nevažiuoti. O jei nuvažiuodavau, susipykdavau su juo dėl svaičiojimo apie didingą gyvenimą. Jis vis įkyriai kalbėdavo, koks gyvenimas gražus ir paprastas. Klausydavau ir negalėdavau patikėti tuo, ką girdžiu. Atsimenu, kaip piktindavausi, kai jis sakydavo, jog šiame didingame visatos paveiksle gali įžvelgti ir gero, ne tik blogo. Taip pat buvau girdėjęs, jog po kažkokio karo jis nuolat rūkydavo ir kartais išgerdavo, tačiau atėjus jo paskutiniai gyvenimo dienai, jis kaip atminimą man paliko savo portfelį, o jame ir kažkokį seną raktą su skaičiais. Tas raktas visada buvo padėtas pas mane bute ant spintelės prie durų ir kiekvieną kartą išeidamas aš jį matydavau, tačiau jo nė karto nepajudinau. Visada bijojau prie jo prisiliesti. Ir jaučiau kaltę, kad nuo mažens jo nemėgau, kad vengiau, kad nutolau, kad šalinausi. Kaip dabar pagalvoju, juk tai dariau dėl nesuprantamų priežasčių, visiškai be reikalo ir be jokios prasmės. O jis kantriai laukia, kol man praeis, net nesulaukęs jis vis vien man palieka portfelį ir raktą. Praėjo ne 1 metai ir tik šiandien spontaniškai nusprendžiau atsirakinti paliktų raktu praeities duris. Atsirakinti ir išsiaiškinti, kodėl aš, o ne kažkas kitas buvo jo mylimiausias ir laukiamiausias žmogus. Atvykęs autobusu į miestelį, kuriame gyveno mano dėdė, šiek tiek jaučiuosi nejaukiai, nes visur yra tamsu ir tarytum negyvenama. Susiradau namą, kuriame gyveno dėdė. Atsistojau prie durų ir įsitraukęs raktą paskutinį kartą pagalvojau, jog tikiuosi, kad jis bus tas, kurio šioms durims ir reikia. Įstatęs raktą į spyną, lėtai pasukau ir durys atsirakino.
Įžengęs į namus pabandžiau įjungti šviesą, kambarys nušvito ir nors šis namas kvepėjo senumu, jis buvo ganėtinai geros būklės. Iš pradžių namuose ėjau atsargiai, tarytum bijodamas pažadinti ką nors iš gilaus miego. Tačiau aš vis dar turėjau daug klausimų, į kuriuos jau man atsakyti niekas negali. Paveiktas smalsumo pradėjau galvoti, kam yra skirti tie skaičiai prie rakto. Dairydamasis vaikščiojau po kambarius. Miegamajame radau seifą. Akimirkai sustingau. Dingtelėjo mintis, negi dabar bus tarsi iš kokio filmo, kai žmogus apsilanko po kelerių metų visų užmirštame name, randa seifą, o jame pilna pinigų. Ši mintis išties neramino ir gąsdino. Tačiau kas, jei jis atidavė visą šį turtą su žinute man, galbūt jame slypi visi tie klausimai, į kuriuos jis jau negali atsakyti. Ilgiau nedelsdamas nuėjau prie spintelės ir suvedžiau skaičius. Seifas atsirakino. Jame radau kelis laiškus, kuriuose jis rašė. Rašė, kaip visada troško, kad būčiau kaip ir jis, aktorius. Taip pat, kaip jis didžiuojasi manimi, jog pradėjo mokytis aktorystės, šiek tiek juose užsimena ir apie tai, kad aktoriai yra labai svarbus. Jie mato pasaulį daug gražesnį ir geresnį nei įprasti žmonės. Kas ir yra svarbu, kuriant istorijas teatre. Prie laiškų radau ir dėžutę su nuotraukomis. Jose buvo mano dėdė, stovintis ant scenos su ganėtinai gražiu ir įdomiu kostiumu. Taip pat viename laiške radau atsakymą, kodėl man jis paliko visą turtą. Jis tai paliko būtent man, nes jautė, jog būsiu aktorius ir ateis diena, kai galvosiu, kad mano gyvenimas yra beprasmis ir jausiuosi kvailai atlikdamas tokį darbą. Todėl jis man dovanoja vietą, kurioje aš prisiminčiau, kad dirbu labai svarbų darbą, dėl kurio neturėčiau jaustis blogai. Tokioje vietoje kaip ši neturėčiau pamiršti savęs ir kad esu toks pat žmogus kaip ir kiti, ne ką prastesnis. Man, kaip ir visiems kitiems, reikia turėti savo gyvenimą ir laiko savo pailsėti ir nuo visko atitrūkti. Šiuo metu išties jaučiuosi labai nesmagiai, nes būdamas mažas, vėliau ir paauglys, jaunuolis, nežinojau, o gal nenorėjau žinoti, kad jis yra aktorius. Bet dabar man pasidarė gėda ir pikta. Kaip galėjau būti toks kvailas? Jis dirbdamas tokį darbą pasaulį matė kitaip nei aš ar kiti paprasti žmonės. Greičiausiai visą tai ilgą laiką man atrodė absurdiškai, todėl ir netikėjau jo pasakomis. Tačiau dabar aš taip pat esu aktorius ir suprantu, koks nuostabus buvo dėdė. Ir tai, ką jis pasakojo man, buvo, yra ir bus tiesa. Nors ir viską supratau tik dabar, esu labai laimingas, kad pasiryžau atvykti į šią vietą ir sužinojau tai, ko visai net nenutuokiau anksčiau. Jo žodžiai laiškuose man dabar suteikia daugiau drąsos ir stiprybės lipant toliau karjeros laiptais. Jei tik jis dabar galėtų būti šalia manęs, aš jį labai tvirtai apsikabinčiau, taip tvirtai, kaip vaikas apsikabina mamą, aplankyčiau, rasčiau laiko pabūti kartu ir atsiprašyčiau už visas savo klaidas, padarytas labai seniai, kai dar stovėjau įsikabinęs į mamos suknelę. Gaila. Bet dabar laiko atsukti vis dar niekas nemoka ir nieko jau negaliu pakeisti. Telieka tikėtis, kad jis ten, kažkur aukštai tarp debesų, dar kartais pažvelgia į mane, girdi mane ir atleidžia už mano vaikiškas klaidas. Šiandien nusprendžiau, jog emocijų ir naujų atradimų pakaks. Nuėjęs į miegamąjį pasiėmiau storą antklodę, atsiguliau ant lovos ir užmigau. Naktį buvo šalta, nors miegojau su drabužiais ir po šiltą antklodę, vėliau dar papildomai susiradau spintoje storą rudą pledą. Visa laimė, kad šiame name, kuris dabar yra pilnas dulkių, dar kai kurie baldai buvo dengti permatoma plėvele. Todėl man šiąnakt pasisekė rasti šitą nesudulkėjusio. Nors naktis buvo vėsoka, rytas išaušo visai kitoks nei įprastai.
Ryte mane pasitiko ne mašinos ar žmonių triukšmai. Šį kartą mane pažadino drovų saulės spinduliukai ir švelnūs paukštelių trimitai. Pakilęs iš lovos, kad ir kaip buvo keista, neieškojau didelio puodelio kavos ar senojo arbatinuko ant dujinės viryklės. Nusprendžiau išeiti į lauką ir šiek tiek apsižvalgyti. Nedrąsiai pravėręs girgždančias medines duris, pamačiau pakrantę ir švelniai rausvų saulyčių pievą. Per pievą patraukiau ežero link. Stovėdamas ant medinio laiptelio, nemačiau beribio horizonto, žvilgsnis sustojo ties ežerą supančiu mišku. Plaukus kedeno švelnus vėjelis, užmerkiau iš lėto akis, jaučiau pušų ir liepų kvapą. Iš tiesų jaučiausi kaip pasakoje. Atsimerkęs norėjau dar pasigrožėti šiuo supančiu vaizdu, todėl nusiaviau batus ir atsisėdęs ant lieptelio įmerkiau kojas į pilną gyvybės vandenį. Susimąsčiau, gal iš tiesų gyvenimas yra ne toks jau ir baisus. Juk jei geriau pagalvojus, galime kiekvienoje situacijoje įžvelgti ir gero, jei tik norėsime. Esame laisvi kaip paukščiai. Galime laisvai kurti, kalbėti ir priimti savo sprendimus. Apie tai susimąsčius kilo mintis, gal pasiimti atostogų. Juk niekada, kiek dirbu aktoriumi, nebuvau pasiėmęs atostogų, nes nuolat maniau, kad teatro scena yra mano visas gyvenimas. Tačiau dabar suprantu, kad aš klydau. Per atostogas galėčiau apsitvarkyti dėdės namą, išvalyti dulkes, atidengti ir sustatyti baldus į vietas ir dar atlikti kitus namų buities ruošos darbelius. Taip pat čia galėsiu atsigauti ir nuo varginančių teatro darbų, kad galėčiau grįžti kūrybingas ir energingas, pasiruošęs nustebinti save ir kitus. Nuo šios minties buvo gera. Tad šyptelėjau ir garsiai sušukau. Gal tai ir mano pasaulis.